Mes dabar sėdime Lakūnų Stepono Dariaus gimtinėje, šitoje sodyboje Rūbiškės vienkiemyje. Jis gimė ir gyveno iki 10 metų amžiaus. Nuo mažumės Steponas buvo labai energingas, gyvas vaikas, nenustykstantis vietoje. Kai buvo dar mažiukas Steponas, kai pasakojama, jį būdavo sunku mamai nusivesti bažnyčią. Nes bažnyčioje jį reikėdavo tvirtai nusitvėrus už sermėgos laikyti. Nes jeigu jis ištrūkdavo iš rankų, taip pat bėgiodavo po bažnyčią, lipdavo ant altorių ir keldavo bažnyčiai tokį chaosą. Pati didžiausia jo išdaiga tai buvo tai, kad jisai, būdamas vaikas, nugvelbė iš tėvo rašalo, iš rašalinės ar iš bonkutės, nusinešė į bažnyčią ir ištrūkęs iš rankų nubėgo ir paspalvino šventintą vandenį. Dariaus tėvai, Daraš Jucevičius ir Augustina Vaišvilaitė Jucevičienė mama, buvo abu iš bajorų kilmės, išsilavinę, raštingi. Todėl jų vaikai į mokyklą niekur neėjo. Čia Judrėnų parapijos mokyklos nebuvo, Kvėdarnoje buvo mokykla, bet kadangi tėvai raštingi, jie to rašto, to mokslo vaikams duodavo patys. Po tėvo mirties Steponas ir visa jų šeima su mama gyveno vieni, vėliau mama už metų ištekėjo antrą kartą už Degučio. Jau 1907 metais šeima išvyko gyventi į Jungtines Amerikos valstijas. Na, o Steponas pradėjo mokytis, baigė pradžios mokyklą, 4 metų kursą baigė per 3 metus, nes jau vyresnis pradėjo mokytis. Bet ir šiaip, kur jis mokėsi neypatingai daug. Turėjo matyti gerą atmintį. Ir artimieji prisimena, kad jis prie tų knygų ilgai nesėdėdavo. Ir Steponas, būdamas vaikas, labai pavydė paukščiams, kad paukščiai gali skraidyti, žemaitė sako, lakiuoti. Tai jis, būdamas vaikas, bėgiodamas, mamai sakydavo, mama, aš ką paukštis apskris aplink pasaulį, jis sugrįž pas tavį. Taip jau atsitiko, kad kai jis buvo 14 metų, eidamas 14 metus, jis pirmą kartą savo gyvenime pamatė skrendantį lėktuvą. Ir tas lėktuvas jam padarė didžiulį įspūdį. Jis suvokė, kad žmogus iš tikro gal lakiuoti kaip paukštis, skraidyti kaip paukštis. Ir nuo to momento jo vienintelį ir svajonė lakiuoti. Ir jisai pradeda lankytis pas brolius Raitus dirbtuvėse. Broliai Raitai, kurie sukūrė pirmą skraidantį aparatą, kuris gavo lėktuvo pavadinimą. Na ir Steponas pradėjo dirbti pasiuntiniuku šiose dirbtuvėse pas brolius Raitus ir daug laiko praleisdavo tenai, tarp tų kuriamų lėktuvų. Iš to laikotarpio artimieji prisiminė, kad jis grįžęs į namus iš atminties atkurtavo lėktuvų brėžinius, konstrukcijas, brėžinius, ne šiaip savo paveikslėlis, bet jau ir konstrukcijas, į konstrukcinius dalykus jau atkreipdavo dėmesį. Vėliau, kai sulaukė pilnametystės, jis išeina savanorių tarnauti į Amerikos kariuomenę, prašydamas, kad jį priimtų tarnauti į aviaciją. Deja, jo svajoniai dar nelemta išsipildyti, jis pateko tarnauti ryšininkų dalinius, o kadangi jis tarnavo, kare dalyvavo tame Prancūzijos fronte, tai jisai tenai išmoksta ir prancūzų kalbą, ir eidamas per tą liniją, ko gero išmoko ir vokiečių kalbą. Nes vėliau, kai atvyko į Lietuvą, jis tom kalbom jau kalbėjo. Po demobilizacijos jisai grįžta į Ameriką, mokosi Čikagos universitete įstojęs. Amerikoje lietuviai įkūrė lietuvių tarnavusių Amerikos kariuomenėje tokį korpusą. Na ir jie pradeda kurti planus, kad jie grįš į Lietuvą, nes 18 metais, kai paskelbta nepriklausomybė, prasidėjo ta banga lietuvių grįžimo į Lietuvą iš viso pasaulio. Na ir 20 metais Steponas atvyko į Lietuvą, išlipo Klaipėdos jūrų uoste ir pėstute keliavo, pakeleivingu transportu tuo metu vežėčiomis, per visą Lietuvą iki pat Kauno. Ir tuo metu jis draugams laiškuose rašo, kad Lietuva yra labai atsilikęs kraštas,
kad Lietuvai reikia padaryti daug svarbių dalykų, daug gerų dalykų, kad Lietuva galėtų būti normalesnė valstybė. Na ir ragina draugus, kad grįžkite į Lietuvą, čia reikia daug pagalbos, daug reikia išmintingų žmonių, kad kažką daryti Lietuvoje, kad Lietuva sustiprėtų. Kaune Steponas įstoja į karo mokyklą ir besimokant karo mokykloje, kai buvo renkama nauja lakūnų grupė, jis į ją buvo priimtas, tai jo svajonė skraidyti išsipildė tik Lietuvoje. 22 metais jis savarankiškai skraidė Lietuvos padangėje. Steponas Darius buvo aktyvus Klaipėdos krašto sukilimo organizatorius. Jis įėjo į Klaipėdos krašto vadavimo tą organizacinį komitetą, buvo jos bendradarbis savanoris, kaip ir daugelis karininkų pasiėmė 3 mėnesiam atostogas iš Lietuvos kariuomenės, persilingęs civilio rūbais, keliavo po Klaipėdos kraštą, o kadangi jam tas Klaipėdos kraštas buvo gana artimas, tai jis keliauja ragindamas žmonės sukilimui. Vėliau sukilimo metu jis vadovauja formuotėjai, kuri vaduoja Šilutę, o vėliau persikelia į Klaipėdą, Klaipėdoje prisideda prie sukilėlių ir yra vienas iš derybininkų vedant derybą su vokiečiais ir prancūzais, nes, kaip minėjau, kalbėjo tom kalbom. Draugams likusiems Amerikoje jis rašė, kad Klaipėda pagaliau mūsų. Nes jis ten rašė, kaip yra svarbu valstybei turėti savo prieigą prie jūros, uostą, kad būtų jūrinė valstybė, kad turėtų savo uostą. Stepono Dariaus mintis, suvokimas apie daugelį dalykų buvo 10 metų pažengusios į priekį, negu procesai vystėsi Lietuvoje. Todėl jam gana sudėtinga tų susikirtimų ir kariuomenėje, ir gyvenime aplinkoje būdavo labai daug. Konfliktai kariuomeniai su aviacijos vadu, kadangi jam ta drausmė kariuomenės jam atrodė netikusi, ne tokia, kaip buvo Amerikos kariuomenėje, čia buvo daug tokia visokių kvailyščių, kaip jis rašydavo, tokių kvailyščių, ten mūsų kariuomenės statute prirašyta. Jau aviacijos vadas jį ruošėsi iš vis nebeatestuoti kaip karo lakūnų, pašalinti iš lakūnų gretų, bet kapitonas Peseckas tuo metu vadovavo vienai eskadriliai, kuri skraidė pasenusių tipo lėktuvais. Tie lėktuvai buvo labai netobuli, toje eskadriliai nelabai kas norėjo skraidyti. Tai kai jau Peseckas pradėjo kalbinti Steponą Darių ateiti į tą eskadrilę, liaudyje jį ten tarp lakūnų, jinai buvo vadinama mirtininkų eskadrilė, nes dažnai būdavo, kad su tais lėktuvais įvykdavo katastrofos, ypatingai juos tupdant, nesimatydavo priekio. Kai Steponas jau perėjo šitą vadinamą mirtininką eskadrilę lakūnų tarpe, tai jis kažkaip truputėlį buvo paliktas ramybėj kaip lakūnas. O iki tol tas jo toks, tie konfliktai buvo pastovūs. Apsigyvenus Kaune, Steponas pastebi tokį dalyką, kad lietuviai nesportuoja. Praktiškai lietuviai nežino to tradicinio sporto, kokį jis jau buvo pradėjęs praktikuoti Amerikoje, tai jis pamatęs, kad nėra tos sportinės veiklos, pradeda organizuoti įvairiausias sporto šakas. Aišku, pirmas buvo futbolas komanda subūrė, vėliau krepšinis, beisbolas, lengvosios atletikos pradeda sporto šakas kultivuoti, žiemos sporto šakas, boksą. Tai daugelį sporto šakų, vienas tokių iš pradininkų ir entuziastų yra Steponas Darius, todėl nieko nuostabaus, kad Steponui Dariui priklauso daugybė įvairiausių pirmųjų Lietuvos įvairių sporto šakų rekordų. Tam sportui vystyti reikėjo, visuomenė dar nebuvo visai subrendus, nebuvo tam pasiruošus. Labai akivaizdžiai parodo tarnyba jo kariuomenėje, konfliktai su vadovybė ir, pavyzdžiui, tarnaujant kariuomenėje jam, jau būnant karo lakūnų, netinkam oro skraidimui lakūnai pasistatė aerodromo pakrašty futbolo vartus ir žaidžia futbolą. Ir jie visi yra nubausti už tai, kad žaidė futbolo liktai. Bet tam nuobaudos raporte rašoma, išvardinami visi karininkai, rašoma, kad jie pažeidė karininko drausmę statuto, įžeidė karininko garbę ir orumą. Ir paaiškinta, nes nedera karininkui lakstyti paskui kamuolį.
Ir čia jau mes matom tokį tą susikirtimą vertybinį. Jeigu Steponas, kai tarnavo Amerikos kariuomenėje, matė, kaip veikia tos vakarietiškos kariuomenės, kad ten sportas buvo labai skatinimas, tai čia sportas ir nepriimamas. Lietuvos kariuomenė 18 metais buvo sukurta carinis Rusijos kariuomenės pagrindu. Ir visi karininkai pirmieji buvo carinis Rusijos kariuomenės karininkai, kur carinis Rusijos kariuomeniai sportų tokiai atskiro tokio dalyko nebuvo. Darius dar prieš išvykdamas į Ameriką 27 metais parengė Lietuvos aeroklubo taisyklės su bendraminčiais karininkais ir buvo vienas Lietuvos aeroklubo įkūrėjų. Tuo metu Antanas Gustaitis mokinosi Paryžiuje. Jis pamatė, kad yra Tarptautinė aviacijos federacija. Tai Steponui atsiuntė nuostatus, Steponas pagal tos nuostatus parengė Lietuvos aeroklubo nuostatus ir buvo įkurtas Lietuvos aeroklubas. Aš manau, kad tai yra labai svarbus toks momentas Lietuvos aviacijos vystymėsi, nes iki aeroklubo įsteigimo Lietuvoje skraidyti galėjo pradėti kariškiai. O įsteigus aeroklubą atsiranda galimybė vystyti civilinę ir sportinę aviaciją. Ilgą laiką tarpą nebuvęs Amerikoje, nematęs savo mamos, brolių, seserų, nusprendžia aplankyti savo giminaičius. Žmona su dukra lieka čia Kaune, nes dukra buvo mažikė. Kai apsistoja Paryžiuje, jis jau turi mintį perskrist Atlanto vandenyną, nes tą 27 metų vasarą lakūnas Lindbergas pirmą kartą sėkmingai perskrido Atlanto vandenyną. Atvykęs į Ameriką, Steponas turi jau tą mintį, bet viešai jis dar jos neskelbia. Jis tikisi, kad jam pavyks užsidirbti lėšų, įsigyti lėktuvą geresnį. Jis dalyvauja vienoje aviacijos šventėje ir su primityviu lėktuvėliu atlikinėja gana sudėtingas figūras, skraidymus. Ir tuo jis jau kaip lakūnas Amerikoje patenka į didžiausius dienraščius, kur rašoma, kad iš Lietuvos yra atvykęs karo lakūnas Steponas Darius, kuris savo skraidymu nustebino visus šventės dalyvius. Palaipsniui pradeda įsilieti į tų garsiųjų, įžymiųjų lakūnų tarpą Amerikoje. Vėliau jis jau įsidarbino vienoje kompanijoje aviacijos, kuris skraidino po visą Amerikos žemyną pašto siuntas. Ir dirbdamas toj kompanijoje lakūnų, jis išbando visą eilę lėktuvų įvairiausių, kurį ta kompanija turi, ir įgyja labai daug patirties skraidymo. Na, o ta mintis skrist per Atlanto vandenyną, jis mato, kad jeigu nepradėsi, tai neįgyvendins, reikia pradėti. Ar yra pinigų, ar nėra, reikia pradėti ją įgyvendinti. Pradeda ieškoti kompanionų savo, kompanionų, su kuriuo galėtų įgyvendinti tą skrydį. Aišku, jis ieško, kad būtų lietuvis lakūnas, o lietuvių lakūnų stiprių Amerikoje labai daug nebuvo. Jis jau senokai buvo pažįstamas su Stasiu Girėnu ir pasiūlo Girėnui skrist kartu. Girėnas turėjo tik mėgėjų pilotų licenciją, bet pasiūlo skrist kartu, bet Girėnas pradžioj atsisakė. Pasiruošimo metu jie vienas kitą labai stipriai papildydavo, kadangi Girėnas buvo labai geras aviamechanikas, krapštukas, o Darius daugiau toks organizatorius. Manė, kad ją perdarius tą Belanką bus galima įgyvendinti tą transatlantinį skrydį, kadangi jis nori išgarsinti Lietuvą, nori parodyti pasauliui, kad ir mažos valstybės, tokia kaip Lietuva, gali prisidėti prie didžiųjų aviacinių laimėjimų, kad lietuvių tauta yra neprastesnė už tas tautas, kurios pasiekė tų pasiekimų. Tai Dariaus ir Girėnų skrydis yra kur rekordų siekiama, vos ne vienintelis toks, kur lakūnai savo lėšomis ir bendraminčių lėšomis pasirengia tokiam sudėtingam, tuo laikmečiu, tokiam sudėtingam skrydžiui. Dariaus ir Girėno aviacinis tikslas buvo pasiekti pasaulio tolio skrydžio rekordą be nusileidimo. The course is a great circle course composite from New York to London, and there without stopping, we're going direct to Kaunas, Lithuania, where we expect to land in about 39.5 hours of cruising.
lakūnai žuvo, nepasiekė Lietuvos, nepasiekė savo aviacinio rekordo. Jeigu tuo metu būtų sėkmingai atskridę iki Kauno, jie būtų pasiekę pasaulio tolio skrydžio rekordą. Toj vietoj, kur nukrito, jų rezultatas pasaulyje buvo antras pagal atstumą, dabar jau lenda liktai gal ir trečias buvo duomenų. Na, tai sunku pasakyti, bet jie į aviacijos istoriją įėjo kitų aspektų. Jie įėjo tuo, kad jų skrydis tais laikais buvo pats tiksliausias pagal užsibrėžtą maršrutą. Jeigu iki Darijos su Girėnu, bandant perskristi Atlanto vandenyną, buvo bandyta Atlanto vandenyną perskristi 84 kartus, iš 84 kartų 28 kartus buvo pavykę perskristi. Iš 28 pusę, kaip tik 14 jie į pasaulio aviacijos istoriją kažką įnešdami naujo, jų tas 86 skrydis taip pat įnešė į pasaulio aviacijos istoriją naujo, tai kad jie atlieka tiksliai, jau žymiai tiksliau negu visi skrydį pagal užsibrėžtą maršrutą. Jų skrydis įėjo dar į pasaulio ryšį istoriją, kadangi jie yra pirmieji pasaulyje, kurie sėkmingai oru per Atlanto vandenyną iš Amerikos žemynų į Europą atgabeno pašto siuntą. Jie gabeno 3 laiškus maišų, kurie buvo atrasti 2 ir pagal ten tuo metu galiojus patvirtintas tarptautinės pašto oro gabenimo taisyklės, jie buvo tie, kurių buvo jau sėkmingai pristatė oro pašto siuntą.